Nėra pyptelėjimo. Gerai. Sveiki, mažiukai. Norėjau pristatyti jums savo pirmąjį videoblogą iš saulėtą Saint-Tropezą. Čia šiandien žiauriai yra karšta. +30. Atsikėliau anksti ganėtinai, net nebegalėjau užmigti iš to karščio, net pažastis prakaitavo. Visą dieną šiaip tai mes labai smagiai čia leidžiame laiką. Tūsinamės, partinamės, biškį, šopinamės. Nusipirkau naują bliuskę, odinį švarkelį, naują diržą nusipirkau. Galėsiu jums viską parodyti, kai tik tai grįšiu. Ir noriu pasiūti labai didelius linkėjimus savo mieliems draugams katinukams. Andriuk, Modestuk, Giedriuk, Mantuk, labai jūsų pasiilgau ir visų kitų, aišku. Šarūnai. Labai atsiprašau, kad negalėjau atrašyti tau į elektroninę žinutę. Iš tikrųjų neturėjau čia laiko, visą dieną lakavomės nagus, deginomės, ėjom pasivaikščioti su šuniukais. Tai buvo labai užimta diena ir tikrai negalėjau, todėl nepyk, prašau ir priimk mane atgal savo Facebooko draugus. Dar čia iš tikrųjų kasdieną einame pasimaudyti, paplepėti su draugėmis. Čia labai daug gražių, galantiškų vyrų, labai mandagių, visos moterys atsipalaidavusios. Aišku, nėra tokių gražių kaip mes, lietuvaitės, bet ir kitos neblogos. Man čia beprotiškai patinka ir iš tikrųjų, jeigu nebūčiau taip pasiilgusi jūsų, gal čia ir būčiau daug ilgiau. Šnekėjausi šiandien beje su Ievute Jasiūnaite. Sakė, kad pas jūs beprotiškai šalta Londone, kad yra +10, tik tai aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų negalėčiau turbūt ten vaikščioti be savo ūksų. O čia visą dieną vaikštai su bikiniais ir visas taip atsipalaidavęs esi. Dar beje, norit parodysiu, kaip aš čia gyvenu? Aišku, norit, ta prasme, žinau, kad norit. Tai va, čia yra toj prasme kambariukas yra. Paskui parodysiu, kaip mano virtuvė atrodo. Čia yra mano virtuvė. Čia dariau biškį šopingų vakar. Mandarinų pirkau, vaisiukų pirkau. Paskui vakar dar valgyti gaminau. Ne, čia buvo užvakar jaučiu. Jo, užvakar buvo. Dar kasdieną skinamės bananų, vynogių, viskas. Iš tikrųjų nesiskundžiu, man čia beprotiškai patinka. Ir jeigu ne tas didelis ilgesys jums visiems, tai čia dar tikrai pabūčiau. Dar parodysiu vaizdą pro savo kambario langą. Šiandien ganėtinai šalta ir netgi visos ramunės yra susiskleidusios. Matot, kaip pas mus čia gražu viskas. Mašinos važinėja, Ferrari gražu. Tik tai labai šalta kažkaip tai vakare atvėsta. Tai va. Dar galiu papasakoti iš tikrųjų apie tai, kad galbūt padarysim mažytę staigmenėlę. Jeigu viskas pavyks, šeštadienį su jumis būtinai pasimatysim. Ačiū jums visiems labai už naujametinį kvietimą švęsti šventę kartu. Gal ir tikrai grįšiu šeštadienį 6. Oi, dantakas iškai stafliuoju. Kaip čia negerai išėjo. Nieko. Susitiksim tada, jeigu viskas tvarkoja, šeštadienį 6. Biškį po kokteiliuką išgersim, pasišoksim, gal tai geriuką numausim. Žodžiu, aš esu labai jūsų pasiilgau visų iš savo mažos širdelės. Sveikinu jūs visus, jeigu vtruk nepasimatytume su šventėm. Bučiuoju, kabinu, myliu. Labai jums dideli visi linkėjimai nuo manęs. Iki.